tikrai yra jau ko galima pasidžiaugti. Paklojame tam tikrus neblogus pamatus tolimesniam sėkmingam veikimui. Kad visiems vilniečiam užtektų darželių, tai iš tiesų 4 žingsnių programą įdėgėme. Priimtas sprendimas ir nuo rugsėjo 1 veikia paskatų sistema dėl 100 eurų privačiuose darželiuose. Pradėjome darbus įrengiant bent 3 naujus savivaldybės darželius, paskelbti konkursai 3 patalpom irgi privatiems darželiams įsikurti, nes tai padidina prieinamumą gerokai. Pasirašėme memorandumą su privačiais darželiais ir nauja registracijos tvarka. Daug buvo diskutuojama, tarkime, kada turi pradėti dirbti mokyklos, kokią dieną. Tai vienas iš pirmųjų sprendimų yra labai elementariai. Paliekam bendruomenėms spręsti tai, kai jos pačios gali nuspręsti. Apie skaidrų valdymą įmonėse savivaldybės. Pasitvirtinom naują tvarką, jau atsiranda nepriklausomi valdybos nariai įmonėse, suformuota nepriklausoma ekspertų grupė patariant įmonių valdymo klausimais. Pradedame nuo akivaizdžiausių, labai praktiškų darbų, kurie visą laiką galėjo būti padaryti, bet padaryti yra tik tai dabar. Sustatyti šiukšliadėžes, armatūros galai nupjausit. Dviračių takai vėlgi taip pat. Yra daug investicijų, tai daug planuojama dalykų sisteminių, bet yra labai paprasti kai kurie dalykai. Ne tik tai nelemti laiptai, bet ir daugybė kitų vietų, kur tiesiog nelaimė šaukiamas buvo, tai ne vieną iš jų jau sutvarkėme. Kalbant apie verslą, apskritai apie miesto gyvumą, tai biurokratiją naikiname iš tikrųjų ir čia mes matome Wake parką prie Balžio ežero, mes matome naujus vežimėlius, prekybos vietas Pilies gatvėje, kur prekybininkai pagaliau gali prekiauti normaliai. Nuo rugpjūčio 14 dienos yra atidaroma 5 nauji naktinių autobusų maršrutai. Atvirų duomenų iniciatyva. Paketą po paketo atverinėjom atskirus duomenis ir biudžetos, skliepų, viešųjų pirkimų pradėjom nuo tų dalykų, tokių skaudžiausių ir tikrai neturim ko slėpti, tai atskleidžiam viską. Vilniuje aktualu būti draugišku visom kalbom, kad prie langelio bus visą laiką bent vienas žmogus, kuris viena iš tų kalbų galės bent jau pasitikti žmogų ir pagrindinės problemas išspręsti, jeigu sudėtingiau, tai irgi kartu bendrom jėgom. Šiek tiek daugiau negu 2% sumažiname skolą. Per 100 dienų, manau, kad yra neblogas tikrai rezultatas. Vilnius turi būti miestas, kuriame gera būtų gyventi milijonui vilniečių.